Sveiki. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad atsirado šitoje auditorijoje sielų, prieš kurias galiu kalbėti, nes pranešimą paruošti iš tikrųjų užtrunka ir mano pranešimas yra praktinis. Pati esu interjero dizainerė ir mano 3 pagrindinės veiklos, kuriomis užsiemu. Tai interjero dizainą turbūt visi supranta, tai pilnas įrengimas nuo betono iki rakto, visi statybiniai reikalai, bet yra 2 tokios mažiau girdėtos sritis, tai home staging. Home stagingas yra šiuo atveju, kai jūs turit nekilnojamą turtą, kurį planuojate parduoti ir kad jis gražiau atrodytų pardavime, jį reikia padekoruoti, tai tokiu atveju atvykstu aš su savo interjero aksesuarais, padekoruoju, įvyksta profesionali interjero fotosesija, aš savo aksesuarus nusirenku, bet į skelbimus, į pardavimą jau būstas išeina gerokai patrauklesnis. Tai būtent per šitą segmentą home stagingą per metus pamatau apie 115 skirtingų interjerų ir dėl to turiu daug tokio praktinio pamatymo, kaip tie namai atrodo. Ir žinoma yra namų įjaukinimas, tai žmonėms, kurie jau gyvena savo namuose, yra įsirengę arba kažkokia erdvė dar trūksta to įjaukinimo ir bando įsirengti iki galo. Tai čia yra įjaukinimas keletos kambarių, apstatymas, pertvarkymas, ypatingai aktualus tuomet, kai pavyzdžiui šeimos nariai paauga, ar jie išsikrausto, arba kai tau darbo kambarį reikia paversti vaiko kambariu. Tai iš esmės tas pats interjero dizainas, tik smulkesnės apimties. Ir pats pranešimas tai yra apie dekoravimo principai, tai kai mes turime jau namus įrengtus, bet juose trūksta jausmo, kai jau yra sienos, apšvietimas, sustatyti baldai, bet tuose namuose kažkodėl nėra jauku būti. Tai ką daryti? Tai pranešimą skirstau į 3 zonas, tai kad pakalbėsiu apie proporcijas, rišant elementą ir grupavimą. Tai pats pirmas yra proporcijos, į ką atkreipti dėmesį. Ir labai džiaugiuosi, kad čia gerai spalvos matosi, nes prieš savaitę kalbėjau Žalgirio arenoje, tai persišvietė šitos nuotraukos. Tai labai svarbus momentas yra, kalbant apie proporcijas, ką padaryti, kad tas interjeras atrodytų gerai. Čia vienas iš tų parduodamų nekilnojamo turto, netgi matosi, kairėje pusėje yra Aruodo ženkliukas, tai yra tiesiai iš Aruodo portalo paimta nuotrauka. Ir šitas būstas Santariškėse buvo pardavinėjamos 2 metus. Vat realiai su šitom nuotraukom ir jisai turėjo lygiai 0 į apžiūras atėjusių žmonių. Tai iš esmės jis nebuvo parduotas. Ir tada atvykau aš. Trumpa tokia sėkmės istorija, buvo įdėtas į skelbimą, parduotas antrajam atėjusiam aplankyti, bet kas čia pasikeitė? Jeigu mato, tos pokytis nėra labai didelis, tai pirmiausia buvo sutvarkytos proporcijos. Tai jeigu pasižiūrėsit į užuolaidas, trūko to tekstilės jaukumo, vien jų pakabinimas yra kitoje pozicijoje, nes užuolaidas įprastai reikia kabinti aukščiau viršlangio ir tuo labiau čia yra aukštis 4 metrai miegamajam, tai toks psichologinis pojūtis yra, kad lova labai žemai, mes po to kėlėm ant kojelių ir tos lubos labai aukštai, toksai šaktos iš tikrųjų principas ir jausmas tikrai nemalonus. Ką dar mes padarėm, tai apie lovą paminėjau, užuolaidas patvarkėm ir jeigu pastebėsit, šalia lovos atsirado naktiniai staliukai, nes gyvenime yra labai patogu tiesiog ištiesti ranką ir pasidėti telefoną, o nekelti kažkur labai aukštai, tai mes tą komodą tiesiog atitraukėm ir padėjom naktinius staliukus. Tai kokia yra iš tikrųjų svarba proporcijų? Padarėm tik 3 pokyčius, pakabinom užuolaidas aukščiau, negu buvo prieš tai romanetės pakabintos, pakėlėm lovą ant kojelių ir atsirado naktiniai staliukai ir mes iš esmės šitam kambaryje sutvarkėm proporcijas ir galiu pasakyti, kad šitas vizualas padėjo parduoti nekilnojamąjį turtą. Tai proporcijos, kur vertėtų susižiūrėti, tai yra 4 zonos, tai užuolaidos, kilimai, paveikslai ir baldai. Tai vienas iš šitų, kaip ir paminėjau, kad per žemai pakabintos užuolaidos, paprastai užuolaidas kabinome prie lubų, nes standartinis aukštis kokie 2,70 būna, bet jeigu mūsų iš tikrųjų patalpa labai aukšta ten 4 metrai kaip miegamajam, tokiu atveju tą viršlangį, kuris yra virš lango iki lubų, dalinu proporciškai į 3 dalis ir 1/3 tada kabinu užuolaidas. Taip pati patalpa proporcingiau atrodo ir aukštesnė. Tai va šitas minėtas pavyzdys.
Dabar yra kitas dalykas, kad gali būti užuolaidos pakabintos per siaurai ir čia yra praktinis pavyzdys, parduodamas irgi nekilnojamas turtas, kurį dekoravau prieš ko gero 5 metus ir kabinau užuolaidas. Tai tiesiog atrodo, kad langas toks ir turėtų būti, bet jūs pažiūrėkit, kaip atrodė prieš tai. Jeigu pamatytumėm mes tokį vizualą prieš tai, galvotumėm, kad ką čia, romanetę, žaliuzę dėtumėm, bet realiai, kai užkabinau užuolaidą, susitvarkė proporcijos ir vizualiai, ką mes turime, atrodo, kad mes lango nusprendėme tiesiog tiek parodyti, nors jo yra gerokai daugiau. Tai užuolaidos iš tikrųjų tvarko proporcijas, net kai langai yra maži, jie yra ten tie šlaitais, tai iš tikrųjų jos daro magiją. Ir mažiau sutinkamas, bet dešinėje pusėje yra realus projektas, kurį aš kuruoju ir darom įjaukinimą. Užuolaidos yra per trumpos. Dažniausiai taip nedarom, jas pasidarom, kad būtų iki grindų arba bent 3 cm gulėtų ant jų, bet yra vienas iš tų dalykų, kuris gadina proporciją arba kaip daro iki palangės, tai jokių būdų nedarykit. Tai tada rinkitės kitą sprendimą, žaliuzę, ko gero, jeigu norit, kad dengtų tik iki palangės. Ir čia šitas dalykas, kurį kalbėjau, kad jeigu yra užuolaidos, tai po kiekvieno, sakykime, dalyko bus trumpa atmintinė, tai užuolaidos, jeigu yra viršlangis, dalinu į 3 dalis, vienoje trečiojoje kabinu, tada jeigu norite, kad užuolaidos būtų iki grindų, tai tada palieku apie centimetrą, kad būtų tokio tarpiuko, arba kad gulėtų, tai 3 cm man žiūrisi gražiausiai. Gali būti 5, bet dažniausiai darome dabar 3. Tai kitas segmentas yra kilimas. Tai kilimas gali labai sugadinti arba sutvarkyti kambario proporcijas. Ir šitą nuotrauką įdėjau, čia mes pilnai apstatėme baldais, irgi parduodamo nekilnojamo turto projektas. Ir baldai turi, bent jau jų kojelės turi stovėti ant kilimo. Ir čia yra parodytos tos tokios proporcijos. 2 dažniausiai kilimų dydžiai yra 1,60 m ant 2,30 m arba 2 m ant 3. Yra ir kitų, bet sakyčiau, gyvenamosios erdvėse, jeigu tai ne koridorius, o miegamasis svetainės, tai 1,60 m ant 2,30 m yra minimaliausias dydis, kurį naudojame. Tai ir kaip parodyta, kad baldų kojelės turi stovėti ant kilimo, tai čia jau yra teisinga proporcija. Čia buvo nuotrauka prieš tai, kai atėjau padekoruoti ir kai padarėme po to. Taip pat pasirinkau apvalų kilimą, bet pirmoji nuotraukoje tiesiog jis yra per mažas. Pats kilimas kaip ir neliečia baldų, o jis turėtų būti apjungiantis elementas. Tai kaip antroji nuotraukoje, kad gaunas tiek fotelis, tiek sofa liečia kilimą, ir čia jau yra teisinga proporcija. Ir elementariai namuose tiesiog galime susitvarkyti, sujungti tą visą erdvę, kad jaukiai atrodytų, kilimai labai didelę reikšmę turi. Tai ir kaip minėjau, 2 pagrindiniai kilimų dydžiai ir pagrindinis akcentas, kad turi baldai stovėti ant kilimo. Paveikslai. Paveikslai labai gali pagražinti interjerą ir jie yra jau paskutiniai užbaigiamieji štrichai. Bet kaip dabar žinoti, kokio to dydžio norėtųsi paveikslo, tai turiu tokią proporciją, paprastai naudoju 2/3 baldo ilgio, tai tarkim, jeigu mūsų sofa yra 2 metrų, tai 1,20 m paveikslas žiūrisi gražiausiai. Jeigu norime kabinti 2 paveikslus, tai panašiai, kad užimtų tokį patį plotą virš sofos, o tarpiukai tarp jų yra 5-12 cm, o virš sofos 15-25. Tai čia toks auksinis iš tikrųjų pakabinimo sprendimas yra. Ir čia pavyzdžiai, kaip atrodo paveikslai virš sofos. Tiesą sakant, kairiai pusėje jis yra per didelis, nes sofa yra 2 metrų, o paveikslas 1,40 m. Tai tų 20 cm ir galėtų būti mažiau, bet vizualiai proporcija taip atrodo. Labai gerai. 2 paveikslai kaip atrodo ir tai, ką įžodinau, yra ir raštu. Šitie skaičiukai įrašyti, kokios maždaug tos taisyklės turėtų būti. Baldų proporcijos. Čia tas pats legendinis, kurio miegamuoju pradėjau, kur tvarkiam užuolaidų proporcijas. Tai čia yra šito objekto svetainė. Ir ką mes darėm? Labai geras pavyzdys yra su proporcijom.
kairė, taip atrodantis nekilnojamas turtas buvo pardavinėjamas 2 metus. Ką aš padariau, tai čia greitas pokytis, parduota antram atėjusiam aplankyti, tai čia man atrodo 2 savaičių reikalas buvo. Buvo sutvarkytos proporcijos, kokia yra esmė. Nukabinau, kaip jas čia pavadinti, ten nei žaliosios, nei romanetės. Sakykime, langų uždengimo sprendimą kairėje nukabinau ir pakabinau užuolaidas. Vienas toks įdomus faktorius, kad tiek kairėje, tiek dešiniai fotografas yra tas pats. Tas pats interjero fotografas, ta pati apdirbimo stilistika, tai kodėl dešiniai atrodo švariau, o kairiai geltoniau. Tai tos nuotraukos skirtumas tai, kad pakabintos buvo mėlynos užuolaidos, tai mėlyna spalva neutralizavo tą tokį interjero geltonumą, plus atsirado kilimas, neutralizavo tiek grindų ploto, dėl to pats interjeras nebeturi tokio geltono atspalvio. Na ir buvo pakeistas tokia, sakime, jeigu matysit kairėje nuotraukoje yra šviestuvas horizontaliai, o stalas palei langą pastumtas, tai tiesiog dešiniai proporciškai dariau, kad pagal šviestuvo liniją, kad būtų ir stalas, ir buvo kavos staliukas į lengvesnį, parinktas lengvesnės stilistikos ir mes turime va tokius kelius pokyčius. Atsirado kilimas, pasikabino užuolaidos ir, sakime, valgomojo zona atsistojo proporcingai pagal šviestuvą ir atsirado pokytis, kurį, matau, išvelgiat ir jūs, kad tikrai kita stilistika atrodo, negu buvo kairėje. Tai va. Kalbant apie baldų proporcijas, čia irgi yra išparduodamo nekilnojamo turto, bet šitas pavyzdys yra labai geras, todėl, kad pasakysiu istoriją, kaip žmonės gyveno. Vieno kambario butas, čia yra atskira patalpa tik vonia. Tai čia vadinasi ir valgo, ir miega, ir čia jų yra svetainė, ir jie gyvena va taip, kaip gyveno šiuo metu. Tai kad prieitų prie šaldytuvo, jie turi atitraukti valgomojo stalą, kas ko gero nėra patogu taip gyventi ir jie turi tiesiog didelę tuščią erdvę. Tai ką mes padarėm, tiesiog sofą parnešėm į kambario vidurį, pastatėm valgomojo stalą gale, nebeblokuoja praėjimo prie šaldytuvo ir plus turime kelias funkcinės zonas, tai turime valgomojo ir svetainės ir šitie žmonės iš tikrųjų buvo užsakovas namuose ir jisai žmonai skambino su video ir sako, žinai, sako, niekada nepagalvojom, kad stalas galėtų būti prie sienos, o sofa vidury kambario. Ir atrodo toks elementarus sprendimas, bet žinokit, iš tikrųjų ne visada pagalvojame, kaip išzonuoti, o čia yra svarbu iš tikrųjų su baldų proporcijom. Čia netgi tie patys baldai, tiesiog kitoks jų išdėliojimas, išzonavimas suteikia visai kitą atmosferą interjere. Tas pats projektas, tai vat, kaip stalas trukdė prieiti prie šaldytuvo, tai aš nežinau, kaip jie gyveno ir kaip jiems buvo patogu, bet jų buvo toks sprendimas. Čia yra projektas Senamiestyje ir aš atėjau į šitą projektą šitoje stadijoje, kaip dabar matome nuotraukas. Tai jame buvo tik viena sofa, klientė norėjo tokios modernios klasikos, bet įsigijo sofą, kuri, manau, pritarsit ir man, tokia masyvesnė ir labiau jau į klasiką panaši, o į neimodernę klasiką. Ir jinai pastrigo šitoj vietoj, nes jinai sako, žinot, noriu to gražaus jausmo, butas skirtas pardavimui, bet masyvi sofa atsirado ir tai iš tikrųjų kaip domino, kai yra masyvus baldas kaip sofa, noris masyvesnio staliuko, masyvesnio kilimo. O čia erdvė maža, mes čia turime net nežinau kiek tų kvadratų, bet tikrai jinai nėra didelė, jeigu matote, yra langai, yra tik viena tuščia siena, tai va ten, kur dabar stovi sofa ir ką nusprendėm pasirinkti, tai kad perzonuoti šitas zonas, tai pasirinkom, kad sofą perkeliam prie lango, o ten, kur prieš tai buvo, atsirado valgomojo stalas, veidrodis duoda erdvės ir lengvumo, tai tiesiog net jeigu baldas atrodo gražiai prekybos centre, prekybos centrai yra angarai, kaip mūsų ekspozicija, jinai yra didelė ir kai tas baldas stovi tenais, jis atrodo, nedidelis, bet kai atkeliauja į interjerą, jisai masyvus pasirodo, nes mūsų namų erdvės yra gerokai mažesnės
Tad turėkit omeny, kad baldas gali būti geras, bet įsivertinkit ir jo proporcijas. Nes šiuo atveju klientė nusipirko naują sofą, mes išlupom iš plėvelės ir tiesiog supakavom atgal, nes jinai ją pardavė, aišku, už gerokai mažiau, nes tai jau viskas išpakuotas baldas. Bet įsivertinkime tai, ar tikrai telpa ir kokio mes krypties norime, nes jeigu masyvus baldas yra, jau prašosi ir kitų daiktų masyvių šalia. Tai čia tokia atmintinė apie baldus, kad sužiūrėti, kad būtų funkcinės zonos, nes tikrai jos padeda tai erdvei jausmo ir tokios praėjimo erdvės pojūčio gauti ir kad baldų dydžiai ir formos atitiktų patį išplanavimą. Dabar apie patį pagrindinį dekoravimo principą, tai yra rišantis elementas, kur visose interjeruose šitą taikau. Tai kas tas rišantis elementas? Kai mes interjere turime tam tikrą koloritą, mums norėtųsi, kad tas koloritas susijungtų į vieną ir nebūtų tokių palaidų elementų. Tai rišantis elementas yra vienas iš elementų, kuris iš tikrųjų visą tą koloritą suriša. Ir aš jį lengviausiai naudoju tekstilėje, tai pagalvėlės, kilimai, užuolaidos, bet labai gerai tarnauja ir paveiksluose. Tai kaip atrodo rišantis elementas šitame interjere? Tai pirmiausia, mes pasirinkom terakotos, tai tokios intensyvios spalvos miegamojo lova ir nesinorėjau, kad tas elementas būtų toks vienišas, o jį reikėjo kažkur atkartoti, tai gal sakykime ne tiek kiek rišantis, o ritmikos čia yra, tai kad atsirado ir pagalvėlė ant sofos, taip pat tokios pat spalvos, o jeigu atkreipsit dėmesį į namų kvapą, tai jisai turi irgi tą ryžą etiketę ir taip mes namų kvapą rinkomės pagal vizualą šiuo atveju, iš kurios įmonės įsigyti. Čia yra tobulas rišančio elemento pavyzdys, nes šitam interjere yra, kaip matom, praktiškai dvi spalvos. Tai yra tokia kreminė ir balta ir tada atsirado viena centrinė pagalvėlė, kuri apjungia šitas abi spalvas ir tai yra pagalvėlė, kuri tapo rišančiu elementu. Šiuo atveju rišantis elementas yra kilimas, nes interjere mes turime pilką ir tokią oranžinę spalvą ir kilime šitos spalvos atsikartoja, jis yra pilkas, keletas pilkų atspalvių, yra kremas ir yra tos tokios oranžinės. Tai rišantis elementas, kur visas spalvas interjere apjungia ir šiuo atveju tai yra kilimas. Kas dar būna su kilimais? Čia prieš metus turėjau tokį dekoravimą ir kairėje pusėje pasiklojau kilimą, kurį užsakiau internetu. Jis yra 100% vilnos, be galo sunkus, be galo malonus vaikščioti ir basa ant jo. Ir kai saulė nusileido, per vidurinę nuotrauką įsijungėme lubinį apšvietimą, kur čia, kaip matot, nėra jokio emocinio, jokio toršero, yra šalto spektro lubinis apšvietimas ir tas kilimas kažkaip gal ne iki galo, bet atrodė žaviai čia tinkantis. Ir čia yra bendra zona ir įdėjau, kaip atrodo virtuvė. Tai gaunasi, kad mes turime tokią kreminę zoną svetainėje, o virtuviai yra pilki atspalviai. Tai kas tada įvyko? Aš tą kilimą tiesiog grąžinau ir pasikeičiau į atkartojančios spalvas, tai balta pilka ir tos spalvos apjungia jau visą erdvę, tai galvojant ne apie tik svetainę, bet ir apie visą, sakykime, tą erdvę, svetainę ir valgomojo zoną, kad atsispindėtų spalvos. Ir dar gali būti paveikslė. Ta nuotrauka, kur rodžiau, kad labai mažas langelis ir dėjom užuolaidas pilkas, tai čia yra šitas kampas ir mes turime salotinę virtuvę, tai yra jau pirkėjas, kuris ateina įsigyti šito buto, jis pirmiausia turi susitaikyti su ta salotinė virtuvė ir kad mes šitos spalvos neignoruotumėm, nes perdaryti fasadus, pergaminti parduodamam butui yra dideli kaštai, tai mes padarėm, iš tapytojos įsigijom paveikslą ir paprašiau jos specialiai tokios aktyviai žalios spalvos fragmentą padaryti ant paveikslo, kad tiesiog atsirastų ritmas. Taigi, tai mes tos žalios virtuvės tada neignoruojam, o tą fragmentą ir spalvą pernešam ir į kitą elementą, šiuo atveju į paveikslą. Tai paveikslai irgi yra tie rišantis elementai. Užuolaidos. Tai
gal dažniausiai aš naudoju pagalvėlėse ir kilimuose, bet užuolaidos tikrai pasitaiko. Tai čia yra 50 pilkų atspalvių miegamasis, o užuolaidos buvo žąsies kojelės rašto, kur atsikartoja, gal neatsikartoja, o jose matyti yra 4 pilkos spalvos ir tiesiog jau tada tos užuolaidos nebeatrodo tokios tuščios, nes matot, visur vienspalviai yra lova, lovatėse, siena, jokių tokių nėra nei raštų. Tai vat užuolaidos tapo tas rišantis elementas. Tai trumpa ir atmintinė iš tikrųjų, kad užuolaidos yra paskutinis tas elementas, kuris padeda suvesti mums visą interjero stilistinę visumą ir ypatingai spalvų, kad namuose atrodytų jauku ir užbaigta. Ir su grupavimu. Tai kai mes jau turime susistumdėme baldus pagal proporcijas, kai susižiūrėjome, ar turime tų tokių stambesnių elementų kaip užuolaidos ir kilimai, ir ateina eilė apsistatyti lentynas ar turėti tų jaukių elementų namuose, tai reikalingas daiktų grupavimas. Grupavimas iš tikrųjų galimas keliais būdais: spalvą, stilių ir vizualinio svorio paskirstimą, nes dažniausiai, kaip ir mes, pavyzdžiui, parduotuvėje, kai perkamės, ką čia galime pirkti, tarkime, džinsus ir atskirai palaidinę, ir po to turim labai mažai derinių, kaip suderinti, nes jie dera tik tais su kažkuriais deriniais, bet nėra universalūs. Tai su dekoru aš stengiuosi pirkti komplektais. Jeigu vazas, tai 2, jeigu ten turime kažkokį, sakykime, dubenį, tai ieškau jam draugo irgi, kad komplektuotis, tai su apranga lygiai taip pat komplektukais. Tai kalbant apie daiktų grupavimą, tai pagal spalvą. Čia irgi iš dekoruojamo projekto mes pasirinkome tą tokią vario spalvą, čia yra bazė ir tada keletas tokių baltų elementų, bet mes grupuojame keliais daiktais ir yra apie trikampio taisyklę papasakosiu, bet stengiuosi daryti neporiniais. 3-5 daiktai geriausiai žiūrisi grupėje, yra išimčių, kur po 2 gražiai atrodo. Pagal temą ir stilių, tai jeigu jūsų stilistika iš tikrųjų yra va tokia kaip vidurinėje nuotraukoje, tai kairėje pusėje esančių daiktų sunkiai pritaikysime, tai atsižvelgime į stilistiką. Ir vizualinio svorio paskirstimas, tai daiktų grupavimas yra ne tik ant to paties paviršiaus, bet taip pat jie įeina grupėje, kaip šiuo atveju, kai vaza yra ant grindų, bet šalia ir yra šviestuvėlis, knygos, tai čia irgi yra grupė. Dabar, kaip čia dabar grupuojamasi? Tai mėgstu iš tikrųjų ir po 2 daiktus, tai dažniausiai po 2 daiktus aš naudoju virtuvėje ant valgomojo stalo ant salos ir dažniausiai būna vienas aukštesnis, kitas žemesnis. Tada grupavimo sluoksniais, kaip vidurinėje nuotrauka ypatingai kavos staliukams galioja, komodoms, kai ant daikto norisi uždėti kitą daiktą, tada atrodo užbaigta ta grupė. Ir skirtingose zonose esantis daiktai taip pat sukuria grupę. Jeigu mes pasižiūrėsim galbūt į tą vazą, jinai atrodo gražiai, bet jeigu mes ją įdėsime, kur jinai nesuskamba, tai čia lygiai taip pat ir vizualinio svorio paskirstimas, ir aukštingumas, ir sluoksniavimas. Tai tiesiog turėti omenyje, kad viskas kuria visumą. Dabar, kadangi aš jau matau, atsirado čia manęs klausančių sielų, užduosiu tokį klausimuką, kur po to reikės pakelti ranką. Dariau eksperimentą. Čia mano įrengtas projektas. Užsakovai buvo senjorai, pensininkai ir jie, kaip matot, gana moderniai dar įsirengė savo būstą. Ir kai vyko interjero fotosesija, dariau eksperimentą, kaip padekoruoti šitą stalviršį, nes mes praustuvo pasidarėm dešiniai, tai kairiai liko daugiau erdvės. Tai pirmas variantas naudojau, kaip sakiau, 2 daiktus, tik skirtingi dydžiai. Antras variantas, grupavau daugiau daiktų ir dariau keletos daiktų kompoziciją. Ir trečiasis atsiranda irgi toks kaip trikampio principas 2 daiktai, bet štai yra visi 3. Pakelkit, prašau, rankas, kam gražiausias pirmas. Labai gerai. Antras. Trečias. Tai net nežinau, ar antras ar trečias susilaukė daugiausiai palaikymo, bet mano mylimiausias buvo pirmas. Pirmą, matau, turiu vieną gerbėją.
Iš tikrųjų, pirmas nėra praktiškas absoliučiai, gyvenimui reikia tiek arba antro, arba trečio, kur yra ir dekoras, ir funkcija, tai pasigalvoti apie tai, kaip tai įsivesti, bet kas visose kartojasi, visur yra vaza su augalu. Visos vazos skirtingos, bet visur yra vaza ir augalas joje. Taip, ir dar daiktų grupavimas, tai mano pagrindinė ir mylimiausia yra trikampio taisyklė, apie porinius šiek tiek papasakojau. Kas yra trikampio taisyklė, tai aš stengiuosi daiktus aukštingume dėlioti, kad sukurtų trikampį. Čia kaip pavyzdys, dabar galvoju, gal aš tada neužduosiu klausimo, tiesiog parodau, kas yra trikampis. Tai kairiai pusė yra lengviausiai pamatyti trikampį, kad kažkur turi būti aukščiausias elementas ir turi būti laiptukai, kad numažėja. Bet čia turi būti 3 elementų kompozicija. Antras variantas taip pat yra trikampis, nes viršutinis yra aukščiausias, tada mūsų yra dešiniai pusėje rėmelis žemesnis, o žvakės žemiausios. O dešiniai pusėje mes trikampio nesukuriam, nors turime 4 daiktus, nes trūksta to vieno aukštesnio daikto. Tai jeigu, sakykime, turėtumėm šviestuvą arba vazą aukštesnę, tikėtina, kad mes tą trikampį sukurtumėm. Ir čia iš įgyvendintų projektų, kaip trikampio taisyklė realizuojasi, kai dekoruoju interjerus. Ieškau aukščiausio elemento, o jeigu pažiūrėsit kairiai esančiai nuotraukoje, yra 2 trikampiai. Vienas apibrėžtas ir kitas yra mažesnis padėkliuke. Tai turime 2 dydžių žvakes ir koralą. Čia trikampis trikampyje gautųsi. Ir grupavimo atmintinė, tai 3-5 daiktai, iš esmės ieškoti trikampio aukščiausios daiktų pozicijos, taip gražiausiai jie sugula. Yra išimtis, yra poriniai elementai, bet aš juos naudoju dažniausiai 2 zonose. Tai būna virtuvė ir, sakykime, kur nereikia didelio aksesuaro, tai ant naktinio staliuko, tai 2 vazelės tiesiog padėtos, arba valgomojos kavos, staliukas, kur 2 vazos, bet kur, sakiau, mėgstu pirkti komplektais. 2 vazos, tos pačios grupės, ta pati stilistika, skiriasi jų faktūra ir spalva ir dydis, bet jie sudaro komplektą ir užtenka šitų 2 daiktų, tiesiog nebereikia nieko papildomai šalia padėti. O dešinėje nuotraukoje yra iš tikrųjų 3 paviršiai, ant jų yra po 2 daiktus padėta. Tai man virtuvė kažkaip po 2 daiktus gražiausiai susižiūri ir aš mėgstu taip pat ir vonios kambaryje po 2 daiktus įdėti. Ar valgomojo stalas. Tai, sakykime, grupuoti trikampio principų labiausiai tinka tose vietose, kur mes turime daug paviršių, kuriuos reikia dekoruoti. Tai komodos, konsolės, galbūt tada ir kavos staliukas. Bet iš esmės tos zonos, kurios yra naudojamos, kaip pavyzdžiui, šalia praustuvo esantis stalviršis ar valgomojo stalas, kad nesinori, kad patiektumėm pietų lėkštes reikėtų nukraustyti, tai naudojusi tą tokį, kur galėtų likti dekoras, tai jisai nėra didelis. Poriniai elementai, kaip ir viskas aišku, tai prašau. Tai, kad dekoravimo pagrindiniai principai jau ir pristačiau, tai visada atkreipiame dėmesį į proporcijas. Pasižiūrėkime, kad interjere turėtumėm rišantį elementą, kurį lengviausiai pritaikyti yra pagalvėlėse, paveiksluose ir kilimuose. Ir kai mes jau einame į tą aksesuarų dėliojimą, kad grupuotumėm arba trikampio taisyklę, arba kad turėtų porą. Vienas padėtas daiktas nesižiūri. Netgi iš vandens buteliukų irgi trikampis padarytas yra 3 daiktai. Čia irgi yra 3 daiktai, nors jie skirtingi. Tiesiog visur pamatysit po to, kai žinosit, kad grupavimas vyksta trikampio principu. Tai šiuo atveju aš turiu 2 dovanėlės. Pakelkit rankas, kas norit. Pirmas, nemačiau. Dabar dėl antros vietos. Pakelkit ranką. Merginai, tada atiduosiu. Tai jūs palaukit, aš jums to atnešiu. O taip tai sakau labai ačiū. Kas manęs nežinot, susidraugaukime per Instagramą. Mano pagrindinis galbūt yra interjero konsultacijos ir įjaukinimas, ne tik pilnas interjero įrengimas, nors nemažai užsiimame ir šito, bet iš tikrųjų ten, kur yra chaosas, geriausiai man sekasi, nes pavyksta pamatyti, kaip padaryti iš to, sakykime, kur kiti nemato, man iš karto pasimato, kaip padaryti ir man netgi toks vidinis pasitenkinimas, kad va, žiūrėkit, čia porą daiktų pakeičiau ir va, kaip bravo atrodo. Tai ačiū Jums, o aš va tuoj
panelėm su dovanėlėm prieisiu.